Labas vakaras. Lietuvos krepšininkai vėl padovanojo šventę. Pirmą kartą šalies istorijoje lietuviai įveikė Jungtines Amerikos valstijas. Lietuvos rinktinės triumfas Atėnuose specialiame LNK žurnalisto Aurimo Račiukaičio reportaže iš Graikijos. Autobuse, kuriuo Helinikos sporto arena važiuoja lietuvių sirgaliai, grojo lietuviškos pergalės dainos, tačiau veiduose rūpestis dėl rungtynių baigties. Mūsų krepšininkai turi susitikti su Jungtinių valstijų komanda, sudaryta iš NBA žvaigždžių. Tačiau paklausti, kas laimės rungtynes, lietuviai kaip maldą kartojo. Mes turime nugalėti. Lietuviai tik taip, vienareikšmiškai. Kodėl toks įsitikinęs? Nežinau. Garantuoju. Prieš rungtynes savo komandos pranašumu neabejojo ir Jungtinių valstijų sirgaliai, tačiau sakė, kad rungtynės bus sunkios. I'll tell you what, Lithuania played a heck of a game against Greece, and we didn't do that well against Greece, so it could be a toss-up. I think it's going to be close. Vos patekę į sporto salę, skirtingais keliais į Graikiją atvykę lietuviai, nors ir turintys sėdėti skirtingose salės vietose, netrunka susibėgti į vieną būrį. Okupuota tribūna su maždaug 100 sirgalių kelia tokį triukšmą, kad jis nesunkiai nustelbė likusius tūkstančius žiūrovų salėje. Prie lietuvių prisijungė ir prancūzai, ispanai, kitų šalių sirgaliai. Jie lygiai taip pat garsiai šaukia Lietuva. Neilgai trukus aplink lietuvius išsirikiuoja graikų policininkai, tačiau mūsų komandos sirgaliams tai nerūpi. Po taiklių komandos metimo arčiau sėdinti žmonės vėl priversti užsikimšti ausis. Lietuvos komanda rungtynes pradėjo sėkmingai ir ilgai netruko išsiveržti į priekį. Tuomet pasipylė mūsų krepšininkų klaidos. Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkai perėmė kelis kamuolius ir išsiveržė į priekį, tačiau toli atitrūkti nesugebėjo. 3 kėlinukus lietuviai nuolat lipo amerikiečiams ant kulnų. Persilaužimas įvyko prasidėjus paskutiniam kėlinukui. Iki rungtynių pabaigos likus 7 minutėms švieslentėje jau dega lygus rezultatas. Amerikiečiai dar bandė spardytis, tačiau pagavę sėkmę už rankos lietuviai jos nebepaleido. Rungtynių pabaigą nulėmė Šarūno Jasikevičiaus taiklus metimai. Ir štai finalinė sirena – pergalė mūsų. Švęsti pergalės sirgaliai pasklinda po visą krepšinio areną. Tiesą sakant, per varžybas buvo momentų, kai aš netikėjau, kad galėsim džiaugtis kartu su šitais visais žmonėmis. Tačiau mes laimėjome ir lietuvių džiaugsmo nėra ribų. Lietuvius sveikina žiūrovai iš įvairių šalių, net amerikiečiai. Daugelis prašo bet kokios lietuvių simbolikos, marškinėlių, ženkliukų, vėliavėlių. Tarp lietuvių sirgalių rungtynės stebėjo rungtynių didvyrio Šarūno Jasikevičiaus tėvas. Lietuviai atkeršė už pralošimą nepelnytą Australijai. Visa komanda žaidė nuostabiai. Tikrai iškovojo labai užtikrintai pergalę. Tai, kad pergalė istorinė, sutinka ir buvęs Lietuvos rinktinės treneris Vladas Garastas. Prieš 12 metų su Lietuvos krepšininkais Barcelonoje iškovojęs pirmąjį nepriklausomos Lietuvos olimpinį krepšinio medalį. Manau, kad čia yra istorinė pergalė prieš profesionalus, prieš NBA milijonierius ir skaitau, kad Lietuvos žmonėm didelis džiaugsmas šiandieną. Aurimas Račiukaitis, LNK žinios, Atėnai. Tik nuaidėjus finalo švilpukui skelbiančiam pirmą istorijoje Lietuvos pergalę prieš Ameriką, šalis paskendo euforijoje. Taip atrodė Vilniaus gatvės iš karto po pergalės. Šėlstanti minia didelių bėdų Vilniuje nepridarė, tačiau yra išdaužtų langų, katedros aikštėje bandyta kelti muštynes. Šiauliai Lietuvos rinktinės pergalę baigė švęsti apie 4 ryto. Chuliganams tramdyti papildomai iškviesta mobili kuopa. Valandai uždarytas eismas pagrindinėje Tilžės gatvėje. Išdaužtos kelios vitrinos, nuversti reklaminiai stendai ir spardytos šiukšlių dėžės. Rita Stankevičiūtė, Aidas Gurskus, Donatas Pakštys, LNK žinios.